Šiandien kalbėsime apie šafrano ekstrakto poveikį nuotaikai ir taip pat potrauminio streso sindromo įtaką. Jeigu kalbant apie nuotaikas, tai nuotaikų sutrikimus, tai nepaslaptis, kad nuotaikos sutrikimai yra viena iš labiausiai paplitusių tokių reiškinių, galima net laikyti ligų visame pasaulyje. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis daugiau nei 300 milijonų įvairaus amžiaus žmonių kenčia nuo depresijos ir nuo nuotaikos sutrikimų. Taip, Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis kasmet Europos regione net 1 iš 15 žmonių kenčia nuo nuotaikos sutrikimų. Ir pats rimčiausias nuotaikos sutrikimas tai yra depresija. Depresija tai yra liga. Nuotaikos toks epizodinis sutrikimas, jis gali praeiti ir be gydymo. Tačiau vis tik depresija yra rimtas reiškinys, rimta liga. Apskaičiuota, kad beveik 4 iš 15 žmonių patiria nerimą ir kitus taip pat nuotaikos sutrikimus. Vienas iš tokių reikšmingiausių sutrikimų tai yra potrauminis streso sutrikimas. Statistika rodo, kad apie 70% suaugusiųjų patiria bent vieną trauminį įvykį savo gyvenimą. Ir tas atsiliepia į mūsų nuotaiką ir į mūsų sveikatą. Trumpai kalbant, potrauminis streso sutrikimas tai ir toks psichikos sutrikimas, kurį sukelia kokia tai nelaimė, stichinė nelaimė, karas, sunkia avarija, užpuolimas, išprievartavimas ar tiesiog prievarta. Tai tie trauminiai įvykiai, kaip mes galėtume apibūdinti trauminius įvykius, tai įvykiai, kurių metu kyla grėsmė žmogaus gyvybei ir sveikatai. Arba asmuo buvo tokių įvykių liudininkas. Tai gali būti reali ir numanoma grėsmė savo ar kito asmens gyvybei ir sveikatai. Bet dažniausiai tai stichinės nelaimės, automobilių avarijos, užpuolimai, smurtas, seksualinė prievarta ir panašiai. Patyrus trauminius įvykius visada pasireiškia psichologiniai sunkumai. Tai pirmas dienas ar savaitės po trauminio įvykio žmonės dažnai patiria stiprų baimės jausmą. Liūdesį, kaltę, pyktį ar sielvartą. Jiems kyla sunkumų kasdieninėse veiklose, kai žmonės pradeda suprasti, įsisąmoninti tai, kas jiems jau nutiko, šie jausmai pradeda silpnėti, kol visai išnyksta arba nebetrukdo kasdieniai veiklai. Tačiau kai kuriems žmonėms patirtas trauminis įvykis gali sukelti rimtesnių psichinės sveikatos problemų, o tokių kaip potrauminio streso sutrikimas. Tai potrauminio streso sutrikimas pasireiškia nuo 1 iki 3% žmonių, kurie yra patyrę ar yra matę kokį tai trauminį įvykį. Ir jeigu sunkumai po patirto trauminio įvykio užsitęsia daugiau nei keletą mėnesių, tuomet jau mes galim įtarti, kad tai yra potrauminio streso sutrikimas. Tai dažniausiai pasitaikantys simptomai, su kuriais susiduria pacientai sergantys potrauminio streso sutrikimu, yra traumos prisiminimai, tam tikrų vietų vengimas, įtampos jausmas, nemigas, košmariški sapnai. Tai iš tikrųjų labai būdingai. Kartu atsiranda ir tam tikrų hormonų pokyčiai. Pavyzdžiui, adrenalino, vazopresino, kortikotropiną atpalaiduojančio hormono pokyčiai, jų koncentracija padidėja. Tai dažnai būna šių hormonų pokyčiai, jų koncentracijos padidėjimas dažniausiai laikoma ir depresijos, nerimo priežastimi ir psichologinių sutrikimų priežastimi. Taip, kad yra tamprus ryšys tarp hormonų koncentracijos pokyčių ir taip pat nerimo depresijos dažnio. Kai kurių iklinikinių šafrano ekstrakto ir jo sudedamųjų dalių poveikio tyrimo rezultatai teikia vilčių, kad mes galėtumėm kontroliuoti potrauminį streso sutrikimo sindromą.
Labai svarbu žinot, kad mūsų smegenyse, galvos smegenyse esantys neuronai tarpusavį bendrauja per taip vadinamus neurotransmiterius. Lietuviškai galėtumėm išversti į neuronešiklius. Tai yra kaip cheminiai tokie pasiuntiniai. O šį bendravimą ir paties neurono augimą bei išlikimą reguliuoja tokie vietinio poveikio baltymai. Pavyzdžiui, smegenų kilmės neurotrofinis faktorius BDNF. Tai neurotransmiterių, dažniausiai neurotransmiteriai, tai yra serotoninas, dopaminas, yra ir kiti, tai šių neurotransmiterių kiekio ir įsisavinimo pokyčiai buvo nustatyti esant tokioms būklėms kaip stresas ir nuotaikų kaita. Todėl buvo sukurti ir cheminiai vaistai, kurie reguliuoja tų neurotransmiterių kiekį. Tai šie vaistai yra dažniausiai vadinami antidepresantais. Tačiau šie cheminiai vaistai veikia gana lėtai ir yra mažai veiksmingi, todėl visą tai paskatino ieškoti kitų tyrimo krypčių ir neseniai buvo nustatyta, kad šafrano ekstrakte esančios biologiškai aktyvios medžiagos stiprina neurotransmiterių ir smegenų kilmės neurotrofinių faktorių funkcijas. Taigi, nuotaikos sutrikimai, taip pat potrauminis stresas, dažniausiai yra gydomi cheminiais vaistais, antidepresantais. Tačiau šie cheminiai vaistai, antidepresantai dažnai turi įvairių nepageidaujamų reiškinių, pasižymi nepageidaujamų poveikių. Ir tas poveikis dažnai būna nemalonus, tai pykinimas, gali būti galvos svaigimas, apetito praradimas, netgi svorio padidėjimas, lytinės funkcijos sutrikimai gali atsirasti. Na ir antidepresantų poveikis atsiranda ne iš karto, tik po kelių savaičių jų vartojimo. Skandinavų įmonė Zinzino yra sukūrusi natūralų ir labai veiksmingą antidepresantą Viva. Tai Viva yra natūralus maisto papildas, nootropinis maisto papildas, kuris gali pagerinti nuotaiką ir bendrą savijautą keliais būdais. Viva palaiko normalią nervų sistemos, smegenų veiklą, taip pat psichinės, intelektualinės funkcijas ir labai efektyviai padeda mažinti kasdienį stresą ir skatina gerą nuotaiką. Viva taip pat padeda mažinti nuovargį, išsekimą ir neseniai atlikti 6 klinikiniai tyrimai parodė, kad šis papildas gali ne tik pagerinti savijautą, bet ir daryti gana didelį poveikį bendrai mūsų sveikatai. Natūralus augalinis antidepresantas, šafrano ekstraktas, Viva, jis atstato pagrindinių laimės hormonų serotonino ir dopamino lygį. Todėl pagerėja nuotaika, nakties miegas tampa kokybišku ir atsparumas stresams. Kokybiškas nakties miegas atsiranda ne dėl to, kad jis pasižymi migdančių ar miegą sukeliančių poveikių, tačiau jisai panaikina nerames mintis ir žmogus tiesiog gali užmigti, kai jo nekankina neramios mintys, prisiminimai ir tuomet iš tikrųjų miegas tampa kokybiškesnis ir dažnai panaudojus šį antidepresantą nebereikia naudoti benzodiazepino grupės preparatų, cheminių preparatų, kurie naudojami sukelti miegą, tokių kaip Xanax, Stilnox, Relanium, Lorafenas, Leksotanilas, Lorazepamas, Lazepamas ir taip toliau. Šie cheminiai miegą sukeliantys vaistai, jie turi labai daug nepageidavimų reiškinių, bet tos atsiranda priklausomybė,
pripratimas. Todėl viena iš geresnių alternatyvų tai yra šafrano ekstraktas. Pastebėta, kad šafrano ekstrakto poveikyje pagerėja dėmesio koncentracija. Sutrumpėja laikas nuo sprendimo priėmimo iki sprendimo įvykdymo. Taigi nerviniai impulsai greičiau sklinda mūsų kūne. Viva maisto papildą sudaro afron. Tai standartizuotas, patentuotas, grynas, aukščiausios kokybės šafrano purkų ekstraktas iš Ispanijos. Taip pat ten yra dar 5B grupės vitaminai, taip pat jodo yra ir taip pat yra vitamino C. Kaip žinia, šafranas yra vienas iš brangiausių prieskonių pasaulyje ir jo kaina yra didesnė negu aukso. Jis yra renkamas, apdorojamas daugiausia rankomis. Tačiau didžiausia šafrano vertę lemia ne jų išvaizda, kvapas ar skonis, o suteikiami pojūčiai. Apskritai, šafrano ekstraktas buvo žinomas jau tūkstančius metų kaip ajurvedinės medicinos vienas iš pagrindinių preparatų. Na, paskutiniu metu gal jis buvo šiek tiek užmirštas, buvo per daug didelis akcentas cheminiam antidepresantam. Kalbant apie šafrano ekstrakto poveikį ir jo sugebėjimą padidinti laimės hormonų serotonino ir dopamino koncentraciją kraujyje, reikėtų mums prisiminti, detaliau panagrinėti, kas tai yra serotoninas ir dopaminas. Kada jo sumažėja? Pasirodo, serotonino ir dopamino smarkiai sumažėja neišsimiegojus, po streso, suvalgius daug saldumynų, po gausaus alkoholio suvartojimo ir taip toliau. Na, o Viva pasižymi tikrai išskirtiniu poveikiu, kad šafrano ekstraktas atstato serotonino ir dopamino kiekius kraujyje. Kai yra pakankamai dopamino ir serotonino, tai yra aktyvinama mūsų simpatinė nervų sistema, o parasimpatinė nervų sistema yra slopinama. Tuomet yra slopinamas emocinis valgymas, slopinamas perteklinis alkio jausmas, mažesnis apetitas vakare, netaip norisi saldumynų, geresnė nuotaika, akys blizga, žmogus yra optimistas, ryžtingas, netgi jam norisi sakyti komplimentus. Vienas iš pagrindinių neurotransmiterių ar neuronešiklių tai yra serotoninas. Tai kaipgi pasireiškia serotonino trūkumas? Kai smegenyse gaminama per mažai serotonino, tuomet mažėja žmogaus savivertė, vyrauja liūdna nuotaika, pasireiškia apatija, sunkiau būna susikaupti, pablogėja atmintis ir dėl to natūralu, kad sunkiau mokytis ar dirbti. Taip pat sumažėja skausmo slenkstis, tai yra jautriau reaguojama į skausmą. Be to gali kamuoti nemiga, kadangi trūkstant serotonino nepasigamina miego hormono melatonino, kurį išskiria hipofizė. Ir kuris melatoninas tiesiog duoda mums signalą užmigti. Smegenim duoda komandą, kad jau laikas miegoti. Taip pat padidėja paprastųjų angliavandenių poreikis, o tuomet pradeda augti svoris ir taigi įsisuka užburtas ratas. Na, yra žinoma, kad depresija linkę ypač susirgti tie žmonės, kurie turi žemą savivertę, na ir nesugeba efektyviai prisitaikyti veikiant įvairiems stresoriams. Yra atlikti 6 klinikiniai tyrimai su šafrano preparatu afron ir tie klinikiniai tyrimai įrodė, kad afron yra veiksmingas ir saugus, vartojant rekomenduojamas dozes ir nesukelia jokio nepageidaujamo poveikio.
Šie rezultatai atitinka ir ankstesnių klinikinių tyrimų su šafranu duomenis ir daugelį kitų mokslinės literatūros šaltinių. Vienas iš klinikinių tyrimų tai standartizuoto šafrano ekstrakto Crocus sativus afron panaudojimas gydymui jaunuolių nerimo ir depresinių sindromų. Tai buvo atliktas randomizuotas, dvigubai aklas, placebo kontroliuojamas tyrimas, kuris įrodė, kad skiriant 8 savaitės paaugliams 12-16 metų jaunuoliams afroną 14 mg 2 kart per dieną iš tikrųjų rastas statistiškai patikimas skirtumas tarp kontrolinės grupės ir taip pat tyriamosios grupės. Kitas klinikinis tyrimas taip pat yra atliktas su jaunuoliais, taip pat yra dvigubai aklas, paralelinis, buvo randomizuotas, placebo kontroliuojamas tyrimas. Irgi jis nustatė, kad šafrano ekstrakto poveikis yra labai teigiamas ir pagerina nuotaiką tarp tyriamųjų. Šis klinikinis tyrimas, kuris buvo atliktas Japonijoje, jis tiesiog įrodė, kad šafrano ekstraktas gerina miego kokybę, skatina kokybišką miegą. Na ir taip pat tai buvo randomizuotas kontrolinis tyrimas su kontrolinė grupe ir iš tikrųjų statistiškai patikimas buvo skirtumas šafrano poveikis į miego kokybę. Kitas klinikinis tyrimas. Šiame klinikiniame tyrime šafranas buvo naudojamas kaip papildomas preparatas prie gydytojų paskirtų cheminių antidepresantų. Viena grupė gavo vien tik tai cheminį antidepresantą, o kita grupė, tyriamoji grupė, šalia cheminio antidepresanto, kurį buvo paskyręs psichiatras, gydytojas, buvo dar papildomai skirtas šafranas. Tai buvo įrodyta, šis klinikinis tyrimas įrodė, kad šalia cheminio antidepresanto, skiriant papildomai šafrano ekstraktą, pagerėja depresinių simptomų išnykimo dažnis ir žymiai dažniau ir greičiau išnyksta depresijos simptomai tyriamoji grupiai, negu palyginus su kontrolinė grupė. Taip pat šafrano ekstraktas buvo tirtas siekiant įrodyti potraumatinio streso sutrikimo poveikį į posttraumatinio streso sutrikimo sindromą. Na, šis tyrimas tai buvo ikiklinikinis tyrimas, jis buvo atliktas su laboratoriniais gyvuliukais, tačiau tyrimo rezultatai duoda daug mums vilčių, kad matomai atlikus panašų tyrimą, jau tarp žmonių atlikus tyrimą klinikinį, mes gautumėm panašius teigiamus rezultatus. Taigi, apibendrinus visus minėtus klinikinius tyrimus, mes galime daryti išvadą, kad skiriant 4 savaitės 28 mg afrono, standartizuoto šafrano ekstrakto, tai yra 2 tabletės per parą, buvo iš tikrųjų pasiekta reikšmingų rezultatų. Geresnė nuotaika buvo fiksuota, sumažėjo neigiamų tokių nuotaikų, jausmų, energijos lygis padidėjo. Taip pat labai svarbu, kad sumažėjo streso ir nerimo. Tai yra labai svarbus poveikis. Taigi, nootropinis maisto papildas, šafrano ekstraktas, jis pasižymi tuo, kad sureguliuoja serotonino, dopamino kiekius organizme.
Serotoninas ir dopaminas tai yra pagrindiniai neurotransmiteriai, nuo kurių priklauso mūsų nuotaika arba laimė. Jeigu jų trūksta, mažai laimės, bloga nuotaika. Taip pat mažina potrauminio streso, jaudulio, nerimo, streso, depresijos simptomus. Geresnis, kokybiškesnis miegas. Labai svarbu, kad gerina dėmesį ir koncentraciją. Jį galima naudoti dienos metu, galima iš ryto naudoti, jis nesukelia mieguistumo. Tačiau jis gerina dėmesį, koncentraciją. Na, tiesiog atgaiva yra protui. Ačiū už dėmesį.